Sveiki, jūs žiūrite tinklalaidę Memeltalk, tai tinklalaidė apie Klaipėdą ir žmonės, kurie kuria mūsų miesto istoriją. Čia naujasis Klaipėdos renginių gido epizodas. Pažiūrėkime, ką mums paruošė paskutinės 2 spalio savaitės. Pirmasis renginys – literatūros festivalis Prozos krantas. Jau prasidėjo literatūros festivalis Prozos krantas. Jis tęsia tradiciją populiarinti prozos skaitymus vakarų Lietuvoje, pateikti naujų literatūros pristatymo formų bei įtraukti miesto bendruomenę į kūrybinį procesą. Kadangi paskutinis festivalio renginys vyks lapkričio 7 dieną, tad prie festivalio dar sugrįšime ir sekančiame Klaipėdos renginių gido epizode. Pačiam sykiui išskyriau Smėlio radijas 3 laidą. Spalio 22 dieną, trečiadienį 17:30 Ievos Simulantytės bibliotekoje. Smėlio radijas 3 laida yra sukurta specialiai festivaliui. Rašytojas, muzikantas Gintaras Grajauskas ir muzikantas Kęstutis Bublys trečius metus pilsto garsą, eilėraščius, gitaros skambesį į smėlių skirtus laikrodžius. Įdomu, kaip tai atrodo? Man irgi įdomu. Ateik ir tu pamatysi, kokia gali būti žodžio ir garso vaizduotė Smėlio radijo bangomis. Nuoroda renginio aprašyme YouTube kanale arba Klaipėdos renginių gido Facebook'e. Antrasis renginys yra laiko tranzitas, prisiminimai apie Klaipėdą. Miestas tai ne tik grindinio akmenys ir mūro sienos, tai žmonės, laikas, atmintis. Spalio 23 dieną 17 val. Pradų rūmuose Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro meno klubo senjorės kviečia į kelionę per Klaipėdos atmintį. Laiko tranzitas, prisiminimai apie Klaipėdą. Jos dalinsis poezija, prisiminimais apie Klaipėdą, jos kultūrinį gyvenimą. Rašytoja Sondra Simana atskleis Klaipėdos bohemiškąją dvasią, pristatydama savo romaną Potvynis Bohemoje. Renginys yra atviras visoms istorijoms, ateikite, dalinkitės, išgirskite. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre vyksta tikrai daug įdomių renginių, kurių dėl laiko stokos čia neapžvelgsime, tačiau visus juos būtinai pasidalinsime Klaipėdos renginių gido Facebook. Tad jeigu įdomu, kviečiame pasekti. Toliau renginys fotografijų paroda. Kad ir pasaulio pabaiga kraštovaizdis Lietuvos fotografijoje. Spalio 24 dieną 18 val. Prano Domšaičio galerija. Ši paroda kviečia naujai pažvelgti Lietuvos kraštovaizdį per 20 ir 21 amžiaus fotografiją, kaip į vietą, kur gamta, žmogus ir laikas susipina į vientisą pasakojimą. Kraštovaizdis atskleidžia, kaip tiek reali, tiek simbolinė erdvė. Vieta, kur susilieja gamta, istorija, kultūra ir žmogaus patirtis. Menininkų darbai kviečia pažvelgti į peizažą kaip į gyvą reiškinį nuolat kintantį kartu su mūsų vertybėmis ir pasaulėjauta. Atidarymo metu Donato Bieliausko koncertas Mirštantis miestas gyvenimui. Parodoje pristatomi net 33 menininkų fotografijos darbai. Parodą lydės renginiai, ekskursijos ir edukacijos. Sekite naujienas. Tad dar kartą atidarymo renginiai spalio 24 dieną 18 val. Koncertas 18:30 Prano Domšaičio galerija.
Kad nepasiliktume vien tik tais prie aukštosios kultūros renginių, informuoju, kad spalio 31 dieną 10 val. Vyks Bach koncertas Hofe. Suskubkite, manau, bilietus reiktų pirkti jau dabar. O dabar prie to, ką organizuojame mes. Ar dažnai susimąstote, ką galėtume kartu nuveikti, jei sujungtume jėgas – verslas, švietimas, menas ir bendruomenės? Kaip galime kartu stiprinti Klaipėdos bendruomenę? Ar esate pasiruošę dalinti savo patirtimi ir išgirsti kitus? Jei bent į vieną klausimą atsakėte taip, kviečiu spalio 24 dieną 10 val. Į kontaktų mugę Vilties mieste. Kviečiame jūs dalyvauti bendruomeniškumą ir partnerystę skatinančiam renginiai kontaktų mugė, kurioje tikime suburti Klaipėdos organizacijas, verslo atstovus, pedagogus ir visuomenininkus. Mugės metu dalyviai turės galimybę susipažinti, atrasti bendrų veiklų galimybės, pasidalinti patirtimi ir kartu stiprinti Klaipėdos bendruomenės tinklą. Registracijos forma renginio aprašyme. Visa renginio programa renginio evente, kurį irgi pridėsime. Renginys yra pasidalintas visur, tiek renginių gido, tiek Memeltalk, tiek mano ir Piliečių sąjungos Facebook paskyrose. Tad labai laukiame visų. Tai buvo 4. Klaipėdos renginių gido epizodas Memeltalk Clips kanale. Jei tau rūpi Klaipėda, pasidalink šio video, pakvies draugus į renginius ir prisidėk prie miesto, kuris gyvena kūrybą. Iki kito karto susitiksime renginiuose.